Nu, pagal daržus tai atrodo, kad svogūnų karalienė esat. Karalienė. Nu, jeigu pasakius taip, aišku karalienė, nes prie svogūnų reikia mažiausiai darbą įdėti. Nuravė ir viskas. O dar turiu burokėlių, turiu morkų. O česnakų prie svogūnų? O česnakai tai šiemet neužauga. Nes iššalė. Per žiemą iššalė ir viskas. Buvo žiema be sniego ir iššalė. Man tai smalsu, kodėl jie tokie brangus būna tie svogūnai. Jie čia česnakai skirtingai nuo svogūnų auga jie ir kaip? Šiaip česnakus sodinam jau rudenį. Rudenį, žiūrim kaip peržemai, o jau pavasarį, kaip pasakyti, vėl ravim, žiūrim, kad kenkėjai nepultų, paskui vėl nuėmims. Jau, ką žinau. Ne karališkas darbas. Bet jau prie česnako jau daugiau darbo. Yeah. Daugiau darbo. Tai jau čia kas pasiryžta? Taip, bet kadangi šiemet iššąla, tai nei darbą, nei pelną. Obuolių šiemet bus mažai, nes pavasarį nušaldė žiedus. Ir va, kad ir kurie užsimezgė, kurie auga, numatot. Neypatingi vaisiai. Pas mus šiemet labai gerai užderėję serbentai. Man patinka geltonieji. Vieni vertina raudonus, kiti juodus, agrastus, bet man tai geltonieji pasaka. Geras skonis. Jau aš nuo vaikystės vertinu jos, man labai patinka. O, nemažai čia bus. Reikės jau skinti. Ir žolyčių atsirado, nes jie yra natūralūs, nepurkšti.